Pone Janė, aš vis tiek jos lauksiu. Na, mes taip sutarusios po vieną į mokyklą nevaikščioti. Tokie susitarimai padarys jūs menininkėms ir kas tada? Iš ko gyvensit, iš kur pinigėlį, kas duos? Lina, ir vėl pramegojai per tavo tokius meninius šou ir vėl vėluojam. Ar šiandien fizinis? Ne, palauk, aš turiu tą didelę knygą įsidėt, pamiršau. Mei, nestovėk, dabar jau skubam ir gal dar spėsim. Žiūrėk, kas kalba mūsų punktualioji. Oi, Lina. Dabar siaučia kažkokia epidemija. Pasakysim, kad galvojom, kad užsikrėtėm ir žiūrėjom simptomus, nes aš čiaudėjau visą rytą ir tave apčiaudėjau ir tai darėm dėl sveikatos. Aš nenoriu eiti pirmą visai. Eikime į Norfą, nusipirkime čiupa-čiups. Mei, tu išvedai mus iš kelio, bet pradėti rytą nuo matematikos būtų tiesiog kvailystė. Mūsų juk dar sielos miega. Taip, mūsų sielos dar miega ir mes atsibūsim Norfai. Istorijos mokytoja kalba taip, lyg ji pati keliavo su tuo Napoleonu. O Silvija galvoja, kad tuoj gaus Nobelio premiją. O etikos mokytoja sako, apkalbinėti negražu, po to pati visus apkalbam, negaliu klausyti. Aš biologijos mokytojai bandžiau išaiškinti, kad mes esame technosapiens, nes mes dabar... Žinai, aš pagalvojau, mes galėtumėm lankyti kokius šokius ar gitarą. Na, žinai, dėl viso pikto, kad turėtumėm dar kokią profesiją. Žinoma, Mei, būsim žymios. Lina, mums paliko klasiokai raštelį. Kas čia parašyta? Čia rašo, jūs abi pasikėlusios galvojat, kad jeigu esat turtingų vaikų, ką? Aš pasakiau visišką nesąmonę, kad vasarą leisiu jachtai. O aš pasakiau, kad pas mus tarnaitė ateina kasdieną. Žinai, Lina, jeigu man nepavyktų su kalbom, aš norėčiau būti dizainerė. Galėčiau kurti prašmatnius rūbus Paryžiui, Londone, bet kur. Mane žymę aktorę galėtum rengti. Mano tėvai vis dažniau kalba, kad nori palikti Lietuvą. Bet aš sakiau, kad tuomet turi ir tave įsivaikinti. Gerai, jei ne, tuomet mano tėvai galėtų tave įsivaikinti ir gyventumėm čia rajone. Ir vestumėm brolius. Jeigu gausim bilietą į tą repo koncertą, būtų taip smagu. Mes ir gausim, nes apsimesim Ispanėmo. Ula, ¿qué tal? ¿Cómo está? Jei, tu tikra Mariela del Barrio. Ne, aš Kata Salvaje. Gerai, aš pasakysiu, kad pas tave nakvoju, bet nevėluokim šį kartą. O aš pasakysiu, kad pas tave nakvoju, pažiūrėsim, kas gausis. Ir ką tada darysim? Visur eisim, kur tik norėsim. I got 99 problems and the bee is one. I'm still Lina. Mergaitės iš rajono. Tavo išvykimas man vis dar kaip pokštas. Parašiau tau laišką. Man laišką tu rašyti nemoki. Jokauju. Iš tikrųjų noriu pasakyti, kad ir aš tau rašysiu ir mes aplankysime vienas kitą. Laišką, come on, girl. Kas nori tavo laiškų? Aš noriu tavo juoko, pokalbio, muzikos. Na, tu svarbu nesusidėk su Turčiku iš 3 aukšto. Žinai, man jo brolis nepatinko, mes juk sakėm, vesim brolius kažkada. Nenustok muzikuoti, tu turi balsą. Dainuok. Repuosiu. Tu irgi nesusiras kokio makarono. Lina, sėkmės. Mei, ant ryšio. Ate, mano Mei from the block. Lina, pasiilgau. Man gėda sakyt, bet aš klausau techno ir mano nauja simpatija panašus į skuterį. Bet jie brolis, tikras Eminemas. Pagalvojau, kad jei kas, žinoma, kai kurie čia taip užknisa, kad apsimėtų Ispanę. Na, sakau, nesusidėk su Lucijo, prisimink, kiekviena crazy mergina turi savo crazy. Lina, tu tokia graži, kodėl neatskridai pas mane? Tavo nuotraukos internete tokios pritrenkiančios, galvoju, kodėl tu gi čia skrisi, tu juk čia nieko nepalikai. Mano kolegos visai neblogi, žinai, aš pavėlavau į darbą, sakau, čiaudiau ryte, gal kokia epidemija, tai kol pasimatavau temperatūrą. Lina, man ten buvo taip sunku, niekas nesupranta bajerių, aš tiesiog juokauju, o jie tiesiog sėdi tokiais rimtai šaltais veidai. Čia tas tavo Marozas, atrodo išties gražiai ir žaviai, na, kaip skuteris, kaip ir man rašai savo laiškuose. Čia aš koncertavau ir jie paprašė Viva Perlei, tu įsivaizduoji, buvo taip juokinga, aš stovėjau ir dainavau Viva Perlei. Nekantrauju susipažinti su visa tavo aplinka. Baik jau jie nuobodybės. Čia, žinai, su mumis nepalygin, mes ten nurausim stogus.